Vidutinė nuomos kaina San Franciske pasiekė $3,300. Kai kuriuose Amerikos rajonuose elektros energijos kainos išaugo net 267%. Net jūsų nešiojamojo kompiuterio RAM kiekis padidėjo trigubai dėl dirbtinio intelekto. Kaip serverių programinė įranga veikia Žemės kainą? Atsakymą rasite pažvelgę į Žemę. ChatGPT ar Claude veikimui pasauliniu mastu reikia milžiniško duomenų centro. Neužtenka kelių serverių Rūsyje. Tai ne biurų pastatai, o milžiniški kompleksai užimantys šimtus akrų. Ji turi būti lygi, arti aukštos įtampos perdavimo linijų, turėti prieigą prie šviesolaidinių magistralių ir tai yra problema. Tai yra lygiai ta pati žemė, kuri anksčiau buvo reikalinga gyvenamųjų namų statybai. Jei vystytojas pamatydavo lygų žemės sklypą netoli miesto, tai būdavo puiki vieta nekilnojamajam turtui. Jie pastatydavo 300 ekonominės klasės būstų ir spręsdavo teritorijų problemavimo, mokyklų bei eismo klausimus. Šiandien, kai vystytojas siūlo kainą už tą žemę, jis nekonkuruoja su kitų vietinių statytojų. Jis konkuruoja su Amazon, Microsoft, Google ir Meta, įmonėmis, kurių pinigų rezervai pranoksta mažų valstybių BVP. Žemės savininkui tai ne pasirinkimas, o pasekmės būsto rinkai pražūtingos. Vystytojui reikia finansavimo ir leidimų, jis gali pasitraukti, o technologijų milžinas moka grinaisiais 50–70% daugiau nei rinkos vertė. Jiems nereikia mokyklų ar kanalizacijos plėtros 500 šeimų, jiems reikia tik žemės. Tai matyti Loudoun apygardoje Virdžinijoje. Tai vadinama duomenų centrų alėja. Vietos valdžia džiaugiasi beveik $900 milijonų metinėmis mokesčių pajamomis iš jų. Pabandykite ten įsigyti namą. 2025 m. Džordžo Masono universiteto tyrimas parodė, kad šie centrai smarkiai kelia kainas. Tai paradoksas. Gyvenimas prie triukšmingo fabriko dažniausiai mažina turto vertę. Čia didelis aukštas algas gaunančių technologijų darbuotojų antplūdis kartu su ribotu likusiu žemės plotu sukelia didžiulę konkurenciją New Albanyje, Ohajo valstijoje. Meta ir Google atėjimas atnešė ne tik darbo vietų, kartu atsirado milijoninės vertės nekilnojamojo turto pasiūlymai, kurie buvo greitai išpirkti ir išstūmė vietos vidurinę klasę iš jų pačių rajonų. Duomenų centras, tarsi juodoji skylė NT, užima vietą ir visam laikui pašalina žemę iš gyvenamosios paskirties. Ant serveriais užstatyto akro niekada nebus pastatytas pirmasis būstas. Žemės praradimas blogas, bet dar blogiau, kaip dirbtinis intelektas keičia esamą būstą. Anksčiau nuomos kainos atspindėjo pasiūlą ir paklausą. Turto valdytojas tikrindavo pastatą kitoje gatvės pusėje, peržiūrėdavo laisvas vietas ir nustatydavo kainą. Jei butas 2 mėnesius tuščias, pinigai būdavo prarasti. Tikslas būdavo visiškas užimtumas, bet šiandien kainas nustato ne įmonės nuomotojos, o dirbtinio intelekto kainodaros varikliai. Šios sistemos analizuoja milijonus duomenų, konkurentų kainas, nuomos atnaujinimo datas, pajamų lygius ir nuomininkų demografiją. Algoritmai atskleidė matematinę tiesą, kurios nuomotojas galėjo nepastebėti. Dažnai pelningiau laikyti butus tuščius. Padidinus 100 butų pastato nuomą. 10% galite netekti 5 nuomininkų. Paprastai tai problema, bet dirbtinis intelektas mato, kad 95 daugiau mokantys nuomininkai atperka 5 išėjusius. Programinė įranga liepia nuomotojui kelti kainą, taip dirbtinai nustatydama minimalias nuomos kainas mieste. Kai visi pagrindiniai daugiabučiai regione naudoja tą pačią programinę įrangą, o taip ir yra, tai tampa panašu į kartelį, o ne į rinką. Nuomininkams nuoma kasmet didinama 5–6%, nepaisant stogo ar lifto būklės. Kaina nėra pagrįsta būsto kokybė, ją nustato algoritmas ir didžiausia suma, kurią jos skaičiavimu rinka gali atlaikyti, kol nesubirės. Šis skaitmeninė manipuliacija veikia ne tik nuomos kainą, ji keičia ir tai, ką matote prieš pirkdami būstą, optimizuodama pardavimo procesą. Dirbtinio intelekto įrankiai tapo standartų nekilnojamojo turto nuotraukų tobulinimui, o jų funkcijos neapsiriboja vien pašviesinimu ar apšvietimu. Įrankiai gali pašalinti elektros laidus, sukurti vešlią žalią veją ant išdžiūvusios žemės ir įdėti spindinti virtualų baseiną į kiemą, kuriame šiuo metu stovi surūdijusi sūpynės. Tai ne tik rinkodara, pirkėjai varžosi dėl iliuzijos, todėl auga tariama vertė ir pardavimo kainos. Žemės užgrobimas mažina būsto pasiūlą. Energetikos krizė dar labiau spaudžia gyventojus, o pateikti skaičiai bauginantys. Prieš 5 metus serverių spinta duomenų centre naudojo 5–10 kW elektros, tiek pat kiek keli plaukų džiovintuvai. Šiuolaikinė Nvidia spinta skirta dirbtinio intelekto mokymui reikalauja daugiau nei 100 kW. Tai 10 kartų didesnis galios tankis. Tai prilygsta tam, jei kiekviename sandėlio kvadratiniame metre veiktų 10 elektrinių šildytuvų visų galingumu.
JAV elektros tinklas tam nepritaikytas. Jis sukurtas nuspėjamam pasauliui su pastovia apkrova. Vasarą veikia kondicionieriai, naktį šviesos. Jis remiasi nuolatinė, patikima elektros srove. Dirbtinio intelekto lustai nemiega. Jie veikia visu pajėgumu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. PJM Interconnection, apimantis 13 valstijų ir aptarnaujantis 67 milijonų žmonių, dėl naujos paklausos mažina saugumo atsargas. Tinklas veikia paprastu principu. Pasiūla turi tiksliai atitikti paklausą kas sekundę. Operatoriai rengia aukcionus, kuriuose moka elektrinėms už budėjimo režimo pasirengimą. 2024-2025 metais galios mokėjimų kaina padidėjo daugiau nei $9 milijardais. Kas sumoka tuos $9 milijardus ne Microsoft ar Google, o jūs? Šios išlaidos tiesiogiai perkeliamos vartotojams, kaip perdavimo ir galios mokesčiai. Marylande ir Ohajuje mėnesinės sąskaitos didės $16–18. Priežastis ne šviesos palikimas ar elektromobiliai. Komunalinės įmonės turi už milijardus statyti naujas pastotes ir linijas duomenų centrams aprūpinti. Reguliavimas leidžia išlaidas paskirstyti visiems klientams. Tai regresinis mokestis. Luizianoje gyventojai jau susiduria su didelėmis sąskaitomis už oro kondicionavimą ir audrų padarinių šalinimą. Dabar, kai didžiulis meta centras sunaudoja daugiau elektros nei naujasis Orleanas, gyventojai iš esmės subsidijuoja $1 trilijono vertės įmonės infrastruktūrą pokalbių robotui. Bloomberg analizė pagal didmeninės kainas Baltimore'e tai patvirtina. Kuo arčiau duomenų, tuo didesni tarifai. Tarptautinė energetikos agentūra įspėja, iki 2028 metų duomenų centrai gali sunaudoti 6–12% JAV elektros. Tai atrodo nedaug, bet tai lemia stabilų ar sutrikusį elektros tiekimą. Problema ne elektra, o ją tiekianti įranga. Įsivaizduokite, kad kaip miesto planuotojas, turėdami žemę ir leidimus, dabar jums reikia transformatoriaus naujam gyvenamajam rajonui. Transformatorius – pilkas įrenginys mažinantis įtampą, kad nesprogtų skrudintuvas. Anksčiau jį užsisakydavote ir gaudavote po kelių mėnesių. Šiandien laukimo laikas yra 3 metai. Kodėl? Technologijų milžinai iš anksto užsisako tūkstančius transformatorių ir taip užvaldo pasaulinę tiekimo grandinę. Jie nori jų dabar ir pasiruošia mokėti daugiau nei gali pasiūlyti savivaldybės ar vystytojai. Atsiranda vaiduoklių kvartalai. Užbaigti namai metus stovi tušti. Ne dėl pirkėjų trūkumo, o nes vystytojas negali gauti įrangos šviesoms įjungti. Duomenų centras ne tik pasiėmė elektrą, bet ir atėmė iš pramoninės tiekimo grandinės komponentus reikalingus tinklui plėsti visiems kitiems. Ir tai ne tik elektra. Dabar dėl vandens savo čiaupuose konkuruojate su serveriais. Didelio tankio lustai stipriai kaista, todėl duomenų centrai naudoja didelės aušinimo sistemas. Vidutinė dydžio įstaiga gali sunaudoti 300 000 galonų vandens per dieną, tiek pat kiek 1 000 namų ūkių vandens stygiaus regionuose, tokiuose kaip Arizona ar Oregonas. Tai yra problema. Vandens sluoksniai senka, ūkininkams ribojamas drėkinimas, o technologijų įmonės užsitikrina ilgalaikės vandens teisės ir iš esmės privatizuoja požeminį vandenį. Vandeniui retėjant kyla komunalinių paslaugų kainos. Gyventojai dėl vandens varžosi su serverių ūkiu, o tai galiausiai paveikia ir maisto prekių kainas. Čia dirbtinis intelektas ne tik naudoja išteklius, bet ir pradeda kelti kainas. Mažmenininkai diegia elektroninės etiketes, kurios atnaujinamos iš centrinio serverio. Walmart jas planuoja įdiegti 2,000 parduotuvių iki 2026 metų pabaigos. Tai siejama su efektyvumu. Nebereikės darbuotojų su lipdukų pistoletais. Iš tikrųjų, tai sudaro pagrindą kainų kėlimui fizinėme pasaulyje. Jau matome tai su tokiomis paslaugomis kaip Uber. Pradeda lyti, kaina iškart kyla. Pritaikykite duonai, baterijoms. Uraganų perspėjimo metu DI jutikliai stebi pirkėjus ir fiksuoja paklausos šuolį antradienio vakarą. Makaronų padažo kaina iškart padidėja. 30 centų. Tai nematoma, negailestinga ir automatinė mikroinfliacija. Pajamingumo valdymas. Didžiausios pajamos iš kiekvienos prekės, taikant kasdieniams būtiniems dalykams. McKinsey teigia, kad tai pajamas galima padidinti 15%. Iš kur tie pinigai? Iš vartotojo. Fiksuotos kainos nyksta, dabar jos priklauso nuo to, kiek mašinos manymu sumokėsite. Tai tampa asmeniškiau. Dirbtinis intelektas gali žinoti daugiau apie jūsų banko sąskaitą nei manote, nes analizuoja naršymo istoriją, įrenginį, buvimo vietą ir išlaidų įpročius, nustatydamas jūsų mokėjimo norą. Du žmonės gali matyti skirtingas kainas tiems patiems batams. Jei DI mato, kad esate daug išleidžiantis pirkėjas su nauju įrenginiu, kuris retai dvejoja, jums rodoma didesnė kaina. Jei DI mato taupų vartotoją su senesniu įrenginiu, galite gauti nuolaidą.
Ši sistema ardo pasitikėjimą rinką. Jūs nebemokate rinkos kainos, o asmeniškai jums pritaikyta kaina, nustatyta pagal jūsų skaitmeninį profilį. O kur dar pati techninė įranga? Jūs mokate daugiau net už likučius, o DI pasiekiantys įrenginiai vis brangsta. Aukštos klasės lustų gamybos galimybės ribotos, o puslaidininkių gamyklos statyba trunka 5 metus ir kainuoja apie $20 milijardų. Negalite jos pastatyti per naktį. Lustų gamintojai dabar atsisako įprastų procesorių ir atminties, kad sutelktų dėmesį į specializuotus lustus. Dėl dirbtinio intelekto poreikių ir didesnio pelno mažėja standartinės RAM ir SSD pasiūla. Tai veikia vartotojus. Samsung padidino atminties kainas, sukeldama vadinamą technologinę stagfliaciją. Kitąmet pirktas nešiojamas kompiuteris bus brangesnis už pernykštį, bet nebus pastebimai greitesnis. Turėsite mokėti daugiau už tai, kas lieka po duomenų centrų, kai jie pasiima visą kitą. Dabar jūs konkuruojate ne tik su įmonėmis, bet ir su valstybėmis. Vyriausybės laiko skaičiavimo galę nacionalinio saugumo turtu, kaip naftos atsargas ar lėktuvnešius. Saudo Arabija. Jie ir Kinija superka visus prieinamus aukščiausios klasės lustus už valstybės lėšas. Saudo Arabija planuoja $40 milijardų investuoti į dirbtinį intelektą. Kai į rinką ateina valstybinis investicinis fondas, kainos jiems nesvarbios, jie moka bet kiek. Tai nustato nuolatinę komponentų kainų apatinę ribą, panaikindama įprastą technologijų pigimo efektą. Klastingiausias kaštas – nematomas, kol ne per vėlu. Draudimas. Dirbtinis intelektas nusprendžia, ar tavo namui apskritai leidžiama turėti vertę. Draudimas dešimtmečius reiškia bendrą riziką. Kaimynai jungia išteklius apsaugai nuo nelaimių. Agentas žmogus apžiūrėdavo namą, pastebėdavo problemą ir duodavo mėnesį ją ištaisyti. Dirbtinis intelektas analizuoja palydovinės nuotraukas ir realiu laiku tikrina milijonus valdų, gali pastebėti susidėvėjusią čerpę ar tiksliai išmatuoti atstumą nuo šakos iki kamino. Jis neįspėja. Įmokos netikėtai pakyla ar dingsta dėl įvažiavimo, stogo ar medžio šakos. Dirbtinis intelektas nusprendžia, kad esi per daug rizikingas. Didelės rizikos rajonuose namai neparduodami, be draudimo nėra paskolos, o tada namas praranda vertę. Dirbtinis intelektas nemato šeimų ar bendruomenių, tik skaičius ir tikimybės. Jis negailestingai tiksliai atima svarbiausią vidurinės klasės turtą. Tavo nuomos kaina nustatoma pagal didžiausią galimą mokėti sumą. Elektros sąskaita maitina serverių fermą. Draudimas gali būti atšauktas po palydovo nuskaitimo. Ateities sistemos jau yra, tačiau visa kaina šiuo metu tenka tau. Kiek dar rinka tai atlaikys, kol nesugrius? Sužinok, kodėl žmonija nepasiruošusi dirbtinių intelektų superintelektui, arba peržiūrėk šį vaizdo įrašą.